Šiandien dienai esam Australijoje. Kai bus rytoj ar po metų, nežinau, bet darome viską kartu su šeima, kad galėtume čia būti. Svajonė gimė dar vaikystėje, kai mokykloje vartydama geografijos vadovėlį pirmą kartą pamačiau baltąją garsiąją burę ir norėjau ją paliesti, pamatyti iš arti, pajausti ir ši svajonė išsipildė. Bet viskas prasidėjo 2012 metais, kai pradėjau dirbti draudimų ir finansų konsultantė, sutikdavau kasdien be proto daug nuostabių žmonių, tarp jų sutikau ir Kazilionę. Ir pradėjom kartu planuoti, pradėjom kartu svajoti ir daug kas sutapo ir tarp tų visų svajonių atsirado ir Australija. Kartu su Arnoldu pradėjom ruoštis Australijai ir 3 kartus mums nepavyko realizuoti savo svajonės, nes pirmą kartą buvom nepasiruošę finansiškai ir antrą, trečią gimė vaikai. Ir atrodė, kad jau viskas, kad mums nepavyks ir Australiją atitolinom labai toli, tarsi pamiršom, bet vis tiek nenustojom kaupti, nenustojom taupyti pinigų, galbūt kažkam vis tiek jų prireiks. Ir kai prasidėjo Covidas, dirbti finansų ir draudimų konsultantų tapo labai sunku, dėl to, kad nebegalėjom susitikti su žmonėmis gyvai ir teko kažką keisti labai kardinaliai. Ir tada aš išėjau į Instagramą, į YouTube, išėjau į viešąją erdvę, tik tai dėka Covido, nes visą tą laiką nuo 12 metų aš dirbau ofise Vilniuje ir nereikėjo to Instagramo, nereikėjo tos viešos erdvės, užteko klientų be galo ir taip. Bet kada Covidas atkeliavo, teko kardinaliai viską keisti ir išeiti į viešą erdvę ir dabar jūs mane matote dėl to ekranuose. Bet kaip čia viskas susieja ir Tenerife, ir Australija, dėl to, kad po Covido turėti konsultaciją su žmonėmis mes galėjome ir toliau online, tai pradėjom galvoti, kad o tai kodėl tada ne kažkur kitur pagyventi, kur šilta, kur galbūt norėtumėm, kai galim dirbti online. Ir tada gimė idėja, kad skrendam pagyventi į Tenerife. Tenerifei pragyvenome 1,5 metų, nusipirkome namus ir atsimenu dar tada terasoje sėdim kartu dviese, žiūrim į besileidžiančią saulę ir atsisukom vienas taip į kitą ir viskas. Mes dabar gyvensim visą laiką saloj ir nieko daugiau. Ir tada mes prisiminėm savo Australiją. Gal pabandom? Buvom jau pasiruošę finansiškai, susipakavom 2 didelius lagaminus ir 3 mažus vaikams, susidėjom būtiniausius daiktus, kurių mes ir taip iš tikrųjų nedaug turim, pagrinde drabužiai, dantų šepetukas ir viskas. Leidomės į tą avantiūrą, į tą nepaprastai tolimą kraštą, žemyną, toliausiai nuo visų nutolusi. Nežinojom nei kas čia mūsų laukia, nei kaip čia kas čia bus, bet surizikavom. Buvom drąsūs dėl to, kad jau buvom finansiškai pasiruošę, sukauptų pinigų užteko. Ir žinot, kai nusileidom Australijoje ir pirmą kartą išlipom iš lėktuvo, atsistojus ant šios žemės, apėmė milžiniškas didžiulis jausmas, kad esi kaip namie. Kažkas magiško yra šioje žemėje ir ta trauka yra neapsakomai didžiulė. Jautėmės saugiai, kol nesusidūrėm su visų klausimais. Taip, nėra lengva ir prasidėjo gana sunkus kelias, tikėjomės, kad jį lengvai įveiksim, bet pasirodo ne. Pradėjom mokytis su studento viza, esam Australijoje jau beveik 2 metus. Po studento vizos turėjo sekti kiti dalykai, bet deja, vizų įstatymai čia labai dažnai keičiasi ir teko viską pergalvoti iš naujo. Tai kaip bus toliau, bus matyt, kol kas dar esam nežinioj, bet tikrai papasakosiu, kai tik bus naujienų. Kodėl Australija? Galiu pasakyti tik tai dėl to, kad tai yra kažkokio milžiniško dydžio, neapsakomo ir nesuvokiamo proto svajonė, kurią norėjau tiesiog įgyvendinti. Ir šiandien dienai esam čia dėl to, kad gera, oras patinka, nuostabi gamta, draugiški žmonės, anglų kalba ir tiesiog kažkas tokio čia yra, kad norisi būti. Kai bus po metų ar vėliau, nežinau, šiandien dienai jausmas vis dar kaip namie. Jaučiuosi taip, kaip namie. Beveik 2 metus prabuvus Australijoje, galiu pasakyti, taip, yra ir minusų, ir aišku, likę tie patys nuostabūs pliusai. Tai visų pirmiausia, kas man tikrai čia patinka, kad
Yra dalykų, kurie yra ženkliai pigesni negu Lietuvoje. Maistas, kurią mes išleidžiam tikrai mažiau, ženkliai, lyginant su tiek, kiek išleisdom Lietuvoje, ir už, tarkim, 100 eurų mes parsinešam 2 didelius maišus maisto, kai Lietuvoje parsineždavom truputį mažiau to maisto, beveik 2 gubai. Kuras yra ženkliai pigesnis, nors atrodo, o kam lyginti Australiją su Lietuva, kai Australijos vidutinis atlyginimas yra 7 kartus didesnis negu Lietuvoje, bet žinot, mes tai gyvenam su lietuviškom pajamom, mes tai gyvenam su eurais. Būsto kainos Sidnėjuje, žiūrint, kur nori gyventi, gali būti labai mažos, dėl to, kad priklauso kurioj tu vietoj, ar toliau nuo centro, ar centre. Būstą galim išsinuomoti ir už 1000, ir už 2, ir už 5, lygiai tas pats ir čia, priklauso kurioje vietoje. Vaikai keliauja į valstybinę mokyklą ir labai džiaugiuosi, kad jiems tai patinka. Draugiški mokytojai, labai didelė tolerancija tarp vaikų, patyčių kol kas neturim, bent jau per 2 metus dar nepastebėjom. Ir greičiausiai dėl to, kad mokosi labai daug vaikų iš įvairiausių šalių, įvairiausių kultūrų, mes neturime patyčių. Galbūt dėl to, kad į vaiką yra milžiniškas dėmesys. Visi suvažiavę tai iš viso pasaulio, su savo taisyklėm, su savo požiūriu. Ir matyt dėl to, kad yra milžiniškas supratimas, kad tu esi iš kitur, yra tokia didžiulė šiluma. Ar man patinka Australija? Taip. Nežinau, iš kur ta meilė, bet ji kažkur iš vidaus daugybę metų. Bet yra minusų, taip. Kas man čia nepatinka? Man labai trūksta mano klientų, man labai trūksta mano gyvų susitikimų su jais, darbo susitikimų. Kas liečia asmeniškumus, tai trūksta mano grožio meistrų, nes Australijoje grožio procedūros labai daug kainuoja, todėl aš jau esu čia atsisakiusi ir likę tik tai manikiūras ir plaukai, bet visa kita, kas liečia veido valymus ar kokius kitus moteriškus dalykus, aš esu čia visiškai apribojus, nes tarkim, nueiti pasidaryti veido valymą ar kažką tokio su veido procedūrom prasideda nuo $300–500 ir į viršų, tai brangus malonumas lyginant su Lietuvos kainomis ir netgi lyginant su kokybė, tai Lietuvoje grožio meistram linkėjimai dideliausi, jūs esat nuostabus, nes tai, ką darot jūs, Australijai reiktų dar pasitempti. Ir kaipgi Australijoje yra su gyvūnais, su vorais, su gyvatėm. Šitame parke esam sutikę žaliąją Green Tree gyvatę. Net žurbai per kūną, bet į namus kol kas dar jos nebuvo atklydusios, nei žalia, nei ruda. Ačiū Dievui, ruda tai yra pati nuodingiausia, tarp kitko, Australijoje gyvenanti gyvatė. Tai kol kas neaplankė mūsų nei šitie, nei vorai. Nežinokit, pasakojant, tai šiurpai per kūną, nors iš tikrųjų, jeigu gyventumėm toliau nuo centro, kur mažiau triukšmo, nes gyvatėms nepatinka triukšmas, tai greičiausiai jos pas mus užklystų, nes draugai pasakojo, kad tie, kur gyvena truputį toliau nuo centro, sulaukė gyvatės savo namuose, kuris suvalgė katiną. Tiesiog. Ką galiu pasakyti apie aptarnavimo sferą Australijoje? Pavyzdžiui, parduotuvėse visi pardavėjai šypsosi. Kad ir kokioj tu bebūtų parduotuviai, kad ir ką bepirktum, jie šypsosi. Kiekvieną kartą paklausia, ar dar galiu kom nors padėti, ar viskas, ką padariau dėl jūsų, jūs džiugina, ar jūs esat laimingi. Ir tas toks mandagumas, nesvarbu dėl ko jie tai daro, bet jis tiesiog suteikia labai daug šilumos ir džiaugsmo ir kiekvieną kartą vis norisi į tą parduotuvę sugrįžti. Prekybos centruose jie sudeda prekes į maišą, paduoda tiesiai tau į rankas, nešvaisto, nemėto, labai toks jaučiasi tikrai dėkingumas klientui, kad jis atėjo į parduotuvę. Tarp kitko, kavinėse ir restoranuose nėra grinųjų ar varpininkių. Mes patį pirmą kartą, kada atkeliavom į Sidnėjų ir nuėjom pavalgyti sušių,
Labai norėjom palikti arbatpinigių ir Arnoldas padėjo $5, tai padavėjas pasimetė prie mūsų ir šefas kavinės greičiausiai ir paklausė, ką mes čia darom. O mes norėjom atsidėkoti, pasakydami, kad esame iš Europos, kad pas mus tai priimtina ir palikti arbatpinigių. Tai jie iš tikrųjų kelis kartus mums padėkojo, lenkėsi, sakė ačiū, kad tikrai nereikėjo ir pas mus tai nėra priimtina ir kad grinų arbatpinigių nebūtina palikti. Bet kitose restoranuose, kavinėse yra arbatpinigiai ir jie yra įskaičiuojami į sąskaitą, bet atkeliauja padavėjas, parodo tavo sąskaitą, kiek tu suvalgiai ko ir yra kelios opcijos, kiek tu norėtum arbatpinigių palikti, ar 3, ar 5, ar 10, ar 15, ar 20% ar daugiau. Viešasis transportas nėra, kad būtų labai pigus ar brangus, kainos pakankamai priimtinos, bet esam atkreipę dėmesį į žmogiškumo faktorių, kuris yra milžiniškas čia. Ir kaip pavyzdys, vakar keliavom į parduotuvę, 3 vaikai, mes dviese ir mums reikia perplaukti įlanką minutę į vieną galą. Ir tas, kuris praleidžia pro vartus, nuskanuoti reikia kortelę, norint plaukti, arba nuskanuoti kortelę, norint traukiniu važiuoti. Žodžiu, ir mes į keltą jau keliavom. Ir apsauga, kuri praleidžia, sako, ne, jūs nemokėkit visi, tik, sako, tėveliai ir vaikus praleisiu, sako, nemokam. Ne kartą yra tai buvę, prisimenu kalėdų metu, kada keliavom į filmą su vaikais, prisipirkom popkornų, prisidėjom guminukų, vairiausių saldainukų. Nugi filmą einam žiūrėti, reikia gerai praleisti laiką. Gėrimų pasiėmėm. Einam prie kasos, susimokėti būtent už gėrimus, bilietus prieš tai nusipirkom. Ir kasoje sėdintis vaikinukas, nežinau, galbūt tai kalėdų proga, bet sako, viskas, galite eiti. Stovim nesupratę, nereik mokėti. Galite eiti. Merry Christmas. Yra buvę ne kartą net kavinėse, kai atkeliaujam atsigerti kavos, su vaikais kokių skanių krosanų bandelių suvalgyti. Ir nežinau, kodėl taip yra, ar dėl to, kad mūsų didelė šeima ir mes įlekiam visi, tokia milžiniška komanda, ar dėl to, kad jie tiesiog yra nuostabų žmonės ir mėgsta duoti, dalintis, tai mes dažnai labai gaunam kokių nors tai dovanų. Jeigu geriam su Arnoldu kavą, tai būtinai vaikai gaus po bandelę dovanų. Esam jau, tai ne visada, bet jau yra tai buvę. Sveikatos sistema, kol tu esi studentas, esi svečias šalyje, iš tikrųjų kainuoja kiekvienas apsilankymas, kiekviena konsultacija pas gydytoją. Nėra labai smagu, bet jeigu reikia, eini ir moki. Ir aš prieš metus dariausi tyrimus, kraujo, moteriški visi dalykai ir tie mano tyrimai nuo galvos iki kojų kainavo apie $3,000. Grįžus į Lietuvą aš sumokėjau netgi privačiose klinikose, tirdamasi tikrai ženkliai mažiau, perpus mažiau. Ir kodėl? Dėl to, kad esi svetimas šalyje, esi su studento viza ir to viskas kainuoja. Bet tie, kurie yra nuolatiniai gyventojai, kurie turi leidimą gyventi šalyje ir tikrai nestudentauja, tai jie turi truputį kitokias kainas ir atitinkamai turi daug ką nemokamai. Dantų gydymas ir Lietuvoje turi savo kainą, jeigu keliaujam privačiai, ir Australijoje lygiai tas pats, tai tikrai kainuoja, bet skirtumo ženklaus, kad būtų Australijoje labai brangu, o Lietuvoje pigiau, tikrai nepastebėjom. Tikrai yra dalykų, kas Australijoje brangiau ir yra dalykų, kas Australijoje pigiau, bet taip bendrai pasakysiu, tai kas yra būtina pragyvenimui, maistas, elektra, kuras, kas yra kasdieninės paslaugos, jos kainuoja gerokai pigiau, jeigu lyginti su Lietuva, bet kaip pavyzdys, jeigu reikia ko nors tokio, kas nėra kasdienai skirta ir ne pirmo būtinumo prekė, tai kainuoja ir 5 ir 10 kartų daugiau negu Lietuvoje. Kai manęs klausėt, ar Australijoje brangu, tai visur gali būti brangu.
Pasakysiu labai paprastai, ar mes gyventumėm Lietuvoje, ar Tenerifei, ar Australijoje, ar Dubajuje, mes galim išleisti milžiniškus pinigus kasdien ir lygiai taip pačiai mokėti taupyti, išleisti kur kas mažiau, nes viskas priklauso tai pagal norus, pagal prioritetus. Jeigu esi taupus ir skaičiuoji ir supranti, kad ne viską gali sau leisti ir nereikėtų pamesti galvos, tai ir žiūri, ką pirkti, ko nepirkti, ko atsisakyti, kas būtina, kas nebūtina. Skaičiuoji, skirstai ir įvertini, reikia ar ne. Ir iš viso širdies noriu kiekvienam palinkėti, nebijoti įgyvendinti svajonių, tik būtinai turėti aišku planą, ką, kaip, už kiek laiko tai darysiu. Kad turėčiau, kad pasiekčiau. Tai visiems linkiu nebijoti, norėti, svajoti, siekti ir tik tai darymo būdu pavyks padaryti. Dažnai mėgstu sakyti, jeigu tavo svajonės negąsdina visiškai, tai ar tikrai jos yra pakankamai didelės?